anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America. Politinės kultūros tiesiog geranoriškumo Europos parlamente yra daug. Ir kai man pavyksta pasisakymas, kalba, tai mano kaimynai italai, kurie sėdi šalia manęs, labai dažnai pasako avanti signora, avanti Lituanija. O tas reiškia pirmin ponė, pirmin Lietuva. Nors prieš išvykdama į Briuselį tikrai nebuvau naujokė ES reikaluose, tačiau tie pirmieji 2 metai tikrai nebuvo lengvi. Gal ir todėl, kad Europos parlamente, kuriame dirba 732, 25 valstybių atstovai, mūsų iš Lietuvos buvo tik 13. Per tuos 2 metus natūraliai susiformavo ir sritys, kuriuose dirbau daugiausiai. Tai buvo ES biudžetas, finansai, užsienio politika, Europos kaiminystės politika. Teko domėtis ir kitomis sritimis, tokiomis kaip ES struktūriniai fondai ir jų panaudojimas, Lisabono strategija ir jos įgyvendinimas, transeuropinių energetikos tinklų sujungimas, švietimas, miškai, žemės ūkio politika ir net, pavyzdžiui, Lietuvos bulvių krakmolo kvota. Dirbdama užsienio politikos srityje jaučiuosi esanti savotiška ES ambasadorė, ne tik Lietuvoje, bet ir kitur pasaulyje, kur tenka lankytis su Europos parlamento misijomis. Tai ir Kolumbija Pietų Amerikoje, ir Rusijos Kaliningrado sritis, ir Moldova, bei nuo jos atkirsta Padniestrė, ir Didžioji Britanija ar Indija. Dirbant Europos parlamente greitai suvokė, koks nedidelis yra mūsų pasaulis, kaip viskas ir visi yra tarpusavyje susiję, ir kad Lietuvos interesų ribos jau seniai persikėlė daug toliau nei artimiausių mūsų kaimyninių valstybių sienos. Lietuvai labai svarbu, kad pavyzdžiui Baltarusija būtų demokratinė valstybė, rinkos ekonomikos valstybė, su kuria būtų galima plėtoti įvairiapusius ir pilnaverčius tarp valstybinius ryšius, bet nemažiau svarbu ir tai, kas vyksta Ukrainoje, Rusijoje, Moldovoje, Italijoje, Prancūzijoje ar pavyzdžiui Turkijoje. Gyvename ir dirbame didelėje šeimoje, tai suteikia stabilumo ir saugumo jausmą, bet kartu verčia visur dalyvauti, kad Lietuvos balsas būtų išgirstas, kad bendruose ES interesuose būtų įteisinti ir įgyvendinti Lietuvos interesai. O Kolumbija man rūpi, nes šiais metais vykstančiuose prezidento rinkimuose kandidatuoja lietuvis Antanas Mockus, kurį 2005-aisiais buvau pakvietusi atvykti į Europos parlamentą Briuselyje ir labai norėčiau, kad prezidento rinkimai jam pavyktų. Tai pačiai politiniai šeimai, kurios atstovė esu, priklauso ir tokie žinomi politikai, kaip Vokietijos kanclerė Angela Merkel, buvęs Italijos premjeras Forza Italija lyderis Silvio Berlusconi, Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis, dabartinis Europos komisijos prezidentas Jose Manuelis Durao Baroso ir daugelis kitų, su kuriais mes, šiandieniniai Lietuvos piliečiai, projektuojame ir kūrėme ne tik Europos, bet didelė dalimi ir viso pasaulio dabartį ir ateitį. Europos Sąjungoje yra daug problemų, ji priima daug iššūkių, bet tarp jų yra 3 ar 4 temos, kurios neabejotinai yra svarbiausios. Ne tik visai Europos Sąjungai, bet ir mums Lietuvai. Pirmoji – energetika. Vieša paslaptis yra ir tai, kad ES energetika vis dar tvarkoma, reguliuojama taip, kad dažnai vienos ES narės realizuoja savo interesus kitų valstybių sąskaitą, kitų ES valstybių sąskaitą, ar pažeidžiant jų interesus. Taip neturėtų būti. Todėl prašau Jūs, ponas pirmininkė, siekti, kad būtų parengta vieninga ES energetikos politika, kad šio projekto rengimas būtų ir komisijos, ir Europos parlamento darbotvarkės prioritetu. Keistas dalykas, bet didžioji dalis pasaulio energetikos resursų yra sutelkta neramiose vietose, o gal jos dėl to ir yra neramios, kad tie regionai yra turtingi naftos, dujų ar kitų gamtos resursų. Kalbu apie tokias šalis kaip Iranas, Irakas, Turkmenistanas, Kazakstanas ir taip toliau.
Europos Sąjungai reikalinga vieninga energetikos politika, gal net bendroji energetikos politika. Kitaip tikrai neišvengsime tokių situacijų, kaip dabar atsidūrė Lietuva, Lenkija, kitos Baltijos valstybės, kuomet Rusija, susitarusi su Vokietija, tiesia Baltijos jūros dugnu mus aplenkiantį dujotiekį. Dar viena labai svarbi tema – ES pinigai, biudžetas. Ne tik kitiems metams, bet visam 7 metų laikotarpiui, kuris prasidės 2007 ir baigsis 2013. Klausimas, į kurį turime rasti atsakymą, yra toks – kaip skirstyti ES biudžetą? Kam turi atitekti šio biudžeto liūto dalis? Žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, kaip buvo iki šioliai, ar kitiems dalykams, tokiems kaip mokslas, švietimas, parama smulkiam ir vidutiniam verslui, regionų skirtumų išlyginimas. Tai labai svarbu ir Lietuvai, nes Vilnius jau tampa valstybė valstybėje. Čia nusėda didelė ES finansinės paramos dalis. Ir Lietuvos pilietis, gyvenantis Tauragėje ar Pilviškiuose, palyginę savo aplinką su Vilniumi, gali manyti gyvenas tarsi kitoje valstybėje. Taip yra negerai, taip neturi būti. Nes būtent tokia padėtis bedarbystė Lietuvos rajonuose verčia iš mūsų šalies bėgti jaunus, stiprius, darbingus žmonės, ieškoti darbo ir uždarbio svetur, o galiausiai dėl to kentės didieji miestai. Štai kodėl parama visur, taip pat ir Lietuvoje, turi būti skirstoma labai apgalvotai. Čia ne vietai gyventinti grupinius ar partinius interesus. Parama turi būti skiriama toms sritims, kurios pastumėtų Lietuvą pirmyn, suteiktų galimybę proveržiai. Ir žinoma, pinigai turi būti skirstomi skaidriai, paisant regionų interesų, atiduodant dalį pinigų skirstyti regionams patiems per regionų plėtros tarybas. Nebejoju, marijampoliečiai, uteniškiai, klaipėdiečiai, alytiškiai pinigus skaičiuoti ir skirstyti mokės ne blogiau nei tie, kurie tai daro Vilniuje.